Atėjo laikas. Labą dieną. Hey, how are you? Hello. Hello. Let's see. Are you excited to go up? We'll see. Ooh, you're gonna have. Where are you from? I am Dutch. Really? Perfect. We're from Lithuania. Oh wow. Thank you so much. See you. Appreciate. 100 metrų per 20 sekundžių. Perfect. Amazing. Now you know how many churches you can count. Just look at how many steeples. Tikrai įspūdinga, galiu pasakyti. Dar tenais nesu buvęs, bet jaučiu, kad bus gerai. Nemeluoju, čia jau nuoširdžiai sakau. Telefonų neleidžia su savim pasiimti, tik tai iš galo fotkina ar filmuoja, jeigu paprašai, bet kadangi turim mes antkaklį, tai manau viskas pavyks. All the way to the side for me, please. All the way to the side. You got it? Neleidžia jie su kamerom lipti viršų. Sakiau, kad nenusiima, nepatikėjo. Tai susitiksim neužilgo, dėja, nuotraukytį įdėsim mūsų mordų, bet kamerą reikia į tą dėžę įkišti. Turime dar vieną paslaugą, virtualus roller coasteris, amerikietiški kalneliai. Ok, pabandom. Tai tu sėsk. Ja. O po to aš. Nežinau, ką jisai ten daro. Amazing? Amazing. Yeah, it was amazing. Mūsų smegenys tai yra kažkas unikalaus. Tiesiog supranti, kad tai yra paprasta, kad sėdi ten į kėdę ir ten leidžia tau vaizdą įrašą, ten vibruoja tą kėdę, bet tiesiog taip lengva gauti mūsų vestibuliarinį aparatą. Net pikina, bet žiauriai patiko. Super. Kadangi turim ribotą biudžetą, neperkam nieko, tik paspoksot. Oh, I like it so much. Fuck it, I would like to buy that one. That is good. Because I'm out of budget, but I love it so much. It will be on YouTube for sure. I understand. Okay, let it be without discount. Yeah. Would you like a bag for your bag? No, I have a bag for my bag. There you go. Thank you. Have a nice day. See you later. Bye bye. Bye-bye.
Taigi, geriai žmonės, atvarėm į Red Light Secrets, prostitucijos muziejus. Leidžiama filmuot, viskas legalu. That people condemn what I do as if not all. The nice thing about this is that I can actually leave after having sex. But I do responsibility. If I respect You're looking good. Pats įdomiausias dalykas, kad toks siauras namukas ir jame reikia sutalpinti muziejų ir paimti krūvą pinigų už apsilankymą. Sadamaza. Avec mes chaussures là. Devono andare lì. Perché ci sono delle persone che sono vestiti, nel senso che vedi? Galit pastatyti ant pauzės ir paskaityti, tikrai yra fainų rašliavų. I will tell you a story about a friend of mine. Her name was Milena and she was from Lithuania. Once we was working, was on Monday night, so she got a client and the client had some paper in his hand with kind of sleeping medicine. He went inside to her, he put this on her nose, and after he started to cut her in pieces. And the most worst is first he started with the tits, and then the tongue, and then one eyes. The next day, I went to her room and I knocked in her door, and then nobody answered. Then I just opened the door. When I opened the door, I only start to see blood and her body in pieces there. I start screaming and I fainted down. This is what I remembered, because after that I woke up in hospital. After 2 weeks, I went again to the police to ask if the men get caught, but it's a pity, the men get never caught. Girdėjot istoriją angliškai apie lietuvių prostitutę vieną, pats muziejus, sumokėta 14 PM. Yra nedidukas, buvo įdomių tokių momentų, ką pažiūrėti, bet apskritai, jeigu neįtumėt, daug neprarastumėt. Bet šiaip, jeigu pinigai negroja, tai tikrai kažką faino pamatysit. Važiuojam toliau, ten filmuoti negalima, taigi filmuosime jau išėję iš raudonų žibintų kvartalo. No, thank you. Ooh la la, baby, I am coming. Man labai įdomu, kas čia toks baltas šūdas, lapai kažkokie, dabar be pavasaris. Ką žinot, parašykit komentaruose, neįsivaizduoju. Panašu, kad atėjo laikas pavalgyti pizzą. Kažkaip užsinorėjau itališko maisto.
Picundra tikrai skani. Nemelavo su ančiuviais. Super. It would be amazing to get 2 red wines and serviettes. Okay. Perfect. Thank you so much. Taigi, baigėsi dar viena mūsų diena Amsterdame. Žiūrėkit, vakarinis Amsteris, koks gražus. Varom jau namo, nuvargę, galbūt po vieną drinką padarysim ir rytoj po pietų jau keliaujam pas jūs. Už Amsterdamą. Amsterdamas yra geriausias miestas pasaulyje. Nu ką, ta pati vieta, tie patys nuvargę veidai, tos pačios batareikos, nusėdusios kameros mano ir Staso. Einam ilsėtis, rytoj pasimatysim, jau popiet varysim iki aerouosto. Neatsijunkit, pasistengsim, kad būtų įdomu. Ate. Rytas. Paskutinė mūsų diena čia, turim išsičekint 12. Einam pavalgyt, žemyn ir žiūrėkit, ką radau ką tik. Radau kempingą. Toks pajotas biški, ne naujausias, ne švariausias, bet kodėl ne? Galima gyventi. Ei, aš tave jau kviečiau. Važiuok atgal. Užsikalbėjau. Alio. Pagrindinė pusryčių zona tenais žemai, bet mes radom labai nuostabią vietą, kur nėra žmonių ir visas asortimentas ranka pasiekiamas. Bulkutis, saldžios bulkutis, keksiukai, čia kažkokie svaiginantis dalykai galimai. Ką mes čia turim? Kiaušai, gėrimai, jogurtai, jogurtai, nu ir viskas. Reikia pažiūrėti, kas pas mus iš kairės, kokie vaizdeliai. O vaizdeliai niekokie. Žik. Be abejonės tai yra gražiausias vaizdas, kurį tikrai esu matęs pro Tuliko langą. Liūdna, bet laikas judėti. Finito. Kontrolę praėjom jau ir dabar mums iki mūsų vartų eit nuo 8 iki 15 minučių.
priklausomai nuo apkrovos. Čia bus paskutinis drinkas viso tripo, bet palaukiu Stasiu. Nusprendėm, kad užskaitom šitą kelionę būdų 9 balais. Nes 10 neduodam todėl, kad ne visur dar buvome ir nežinom, kur dar galim būti. Tai dėkingas. Na ir paskutinį kartą pasimėgausiu vietiniu maistu. Kaip atrodo teisti? Reikia pragauti. Bulvytės. Trajakas. Labai blogai. Važiuojam toliau. Bliats. Profesionaliai, mano kamera įkrito į šitą kečupą. Bet čia ne aš buvau, čia buvau kitas aš. Aš nesgrabnas. Paragavau šitą burgerį. 5 balai, jau žinau. Už viską 22 pem. Alus kaip bonusas. Nu, valgoma. Ura! Taigi, geriai žmonės, laikas atsisveikint. Po valandos mes jau skrendam namo. Mums abiem žiauriai patiko, kaip jau sakėm. Ir tikiuosi jums irgi patiko. Ačiū už tai, kad keliavot kartu ir pasimatysim jau labai greitai kitose video. O jūs stenkitės kuo greičiau atsijungti nuo šito kanalo ir daugiau prisijungti. Ir pasimatysim jau labai greitai. Ate.